Sveiki visi ir šiandien atspėkite, ką jūs čia matote. Ir mes gelbėsim sraigę. Radau ją ant kakučių ir paėmiau. Nesufokusuoja šitos gražuolis. Va. Va, matot, pririnkau į lapelių. Nes čia dabar gražiai gyvena. Kol kas negyvena. Fokusuok, tu susmirdęs. Vien žodžiu, čia mano kojas. Čia mieloji sraigutė, nežinau, ar jų miela, bet mes ją gelbėsim. Važiuojame į mano sodą. Vargšelį. Aš šimtai radau ją ant kakučių, matot, balandis apkakojo. Sufokusuok, tu po velnių. Vienu žodžiu, tiesiog va taip, šitas sraigutė gyvena. Nukrito. Jinai apvirto. Ne, taip negali būti. Va, čia. Fokusuojam. Mato tas sraigė ir jinai tikrai gyva. Man nesufokusuoja, nes čia yra fonas. Nu, matot sraigę. Važiuojame į sodą. Paliksim apie 2 minutės. Filmuos 5 minutės. Va, nesufokusuoja tas raigutės. Kaimyn. Kur bėgi gražuolė? Nežinau. 8 vietoje Austrijoje. Gerai. Su man telefonu geriau pasimatytų šitas raigė. Biškinai kažkodėl neišlindo. Bet pabūkim tyliai, kad ši gražuolė tiesiog išlystų. Jep. Vienu žodžiu važiuojam. Savo sraigutę jau atvažiavom. Taip. Padėkime čia, atsisekim diržą. Matot, dreba. Sodai mūsų. Čia ne sodai dar, bet reiks nuvažiuoti, mes pačiam gale turim sodą. Pagaliau normaliai sufokusuoja sraigė. Jinai buvo va čia išlipusi. Ir jie vos eina nuo čia nutempti. Kokia ji graži. Jinai nori pabėgti. Nedaug dar liko ir iki to sodo. O atsiveruotų. Nekreipkite dėmesį į mano rankas, nes prieš važiuojant piešiau. Matau, varlė eina pro langą arba rūpužė pro gatvę. Tai va, esam mūsų sode. Ir paleisim šią sraigę į laisvę. Gerai, kur paleisim? Prie namelio, kuriame mes tikrai negyvenam. Čia mūsų įrankį. Žinau, kur galim ją paleisti. Čia. Nu, gražuolytė. Teik. Nu, nešam gražuolę, kur bus. Vat. Va čia. Taigi, sraigės paleidimą ir visą